Bonjour iš Paryžiaus. Rytelis, būdelį. Rytelis, tai sunkus. Sunkus. Ilgai miegojom. Siena. Oras geras, ne karšto, saulės nėra, vos neiškriuvo, kad einam gerti kavytės. Va. Vaidas važiuoja į liftą, aš lipu laiptukais, reikia išbandyti tos gražiuosius, raitytus. Susimatysim apačioj. Kavytė rytinė, pusryčių nevalgysim, eisim bandelių pirkti. Mūsų jaukus viešbutukas, geriam kavytę ir laukiam draugų. Nu ką, ieškom kruasanų. Kruasanų su kava. Ne? Čia nedirbs nieks dar. Čia kavinė kažkokia. Na, kažkokią radom kepiklėlę. Turėtų būti kruasaniukų. Va, čia. O, čia visokių yra. Va, kavos yra. Ne kava čia. Oi, kokie skanūs. Dar pyragaičiai. Naus? Kaip kruasaniukai. Nežinau, dar nėra. Euras. Kiek čia? 30, ne? O su šokoladu euras 40. Man tai skanu. Aš tai sakiau, vietoj burgerio valgysiu kruasanus. Nu va, tik pavalgiam, tuoj lesa mūsų likučius trupinukus. Nu, dabar keliavam bet kur. Gerai. Va, Žiūrėk, kaip greit sutvarką padarė. Pradedam nuo dieninio Eifelio bokštą iš tos vietos, kur tankais važinėjom. Pradedam Eifelio? Okei, tinka. Praleido. Aš nežinau, ar čia tiesiog pasiseka, ar... Nu va, guli žmogelis. Saka, jų kaip ir neturėtų būti, išvaikė per visas žaidynės, bet vis tiek yra. Nu ką, prisėskim, taupykim kojytės, ne? Nu va, lygiai tuo pačiu važiavom naktį. Dabar dieną viskas kitaip atrodo. Nu, bokštelis kyšo. Va, mes vakar ėjom per tą tiltą, va čia pačioj. O čia Eifelis. Nu, judam. Esam prie Trocadero aikštės. Čia turim du tankistus. Nebūtų. Čia būtų va tas va. Nežinau. Ne, čia yra iš to tarpo. Šito pastato neturėtų būti. Čia jis yra laikinai olimpiniam pastatyti. Čia yra taip tas tarps, tokia aikštė ir iš karto Eifelis. Taip. Ir netgi World of Tanks net yra ta aikštelė yra, ir tos gatvės irgi yra. Ir va tas skirtumas irgi yra. Čia vadinasi du tankistai, kurie žaidžia žaidimą ir tam žaidime yra va šita va vieta. Juos ten nušauna, sakė, toj vietai visą laiką. Nu, Trocadero aikštė. Ką? Vau, geras. Nu ką, Mindaugai, ar nematytas vaizdelis kartais iš tanko? O šitą vietą. Sustiprinta apsauga tikrina, šiaip paprastai nepraleidžia. Tai va, vėl einam į aikštę, kad pasižiūrėti į Eifelį. Tai, žodžiu, įdomiai. Užtverta viskas, nesąmonė. Nesąmonė. Taip. Tai kiek ten lygu, čia yra biškalniuks, bet pastatas vienas prie vieną. Forma ta pati, dydis tas pats. Nesitikėjau gyvai išvis. Dabar peržiūrėjau į Paryžių. Labai nemėgstamas mapas, bet
aplankėm vyrų vietą, kurie ten tankus karts nuo karto pažaidžia. O dabar važiuosim link Triumfo arkos ir nuo Triumfo arkos jau tada nemažas žygelis link Luvro ir taip toliau. Gal Eifeliuką nusipirkti? Kokiu tik nori, didesniu, mažesniu, su Svarovskiais, dar koksai. Geras. Nu, fainai. Va, magnetukai yra. Nu, gerai, vėliau suvenyrai. O, ir štai Triumfo arka. Ne, ieškom. Netoj, mes ten laukiam. Gerai, reikia požeminės perėjos ieškoti. Va, anoj pusėj. Einam į kitą pusę. Ten metro prašta? Ne. Čia kažkur turėtų būti praėjimas. Va, ir Eifelis matosi. Nu ir kai žmonių. Vakar biški ramiau. Naktį ramiau buvo. Nu jo. Va, vis per vidurį lenda. Aš tai ne. Ką, nori tuliką? Nu va, tulikai prie Triumfo arkos. Aha, 2 eurai. 2 eurai. O, 2 eurai. Aš tai neturiu. Tuliks tai neblogas, net sostas padarytas. Ką, žinau, tai eisiu. Gal kartu praleis abudu? Ta arka užsakė Napoleonas ir kol ją pastatė, jisai jau buvo numyręs, taip ir nepamatė pastatytos. Va, per gatvę eiti nereikia, yra požeminė perėja, kurią praėję pateksim prie pat arkos. O, kokia muzikytė. Oho, kiek žmonių. Tenai įvykdė, jeigu nori papulti. Oho, masė tai tokia nemaža. Va, nežinomo kario kapas ir jam degam žinoji ugnis. Supranti, čia yra nemokama orkaitė. Pažiūrėk, keptuvės trūksta. 2 vištos vaikštą, nukert, iš karto išsikep ir auginu. Žinai, ko reikėtų palėsinti daugiau, kad riebesnį būtų. Gerai, judame toliau. Mūsų laukia Eliziejaus laukai. Eliziejaus laukai yra... Va čia. Kad ten patekti, reikia vėl eiti per požeminę perėją. Kur mes dabar ir einam. Pinigų ir sujų. Nu, o gal statula čia? Gyvas, gyvas. Nieks... Aš mačiau tokį tokių. Gerai. Aš įmėsiu pinigą, žiūrėkit, sujudės. Žiūrėk, va, kažkas įmė. Įmesk, žiūrėk, filmuotis. Nesujudėjo? Nesujud. Tai gal netikras? Gal jis netikras? Ne, jis tiesiog nejuda. Nugi jis nejud vis tiek. Laukia, kada jis pagaliau sujudės. Pažiūrėk į mane. Pastarau. Pasauk, sakau, moterį. Paplekšnok. Nelies. Čia pastatas įdomus. Eik, tu savo, atrodo, kaip kaustytas būtų. Kas čia per pastatas, kaip skrynė. O tai kai gerai atrodo skrynė. O tai net spyna yra. Jis
Vuitton. Turi savo muziejų. Saugo vyriukai, geras. Eik tu sau. Jaučiuosi saugi iš tikrųjų Paryžiuje. Čia saldainių o. Kaip išėjom į lygiagrečią gatvę, tokia ramybė, bet kvapai už tai kokie. Aš tai maistą užuodžiu. Čia matai ta blogoji pusė, čia, aptarnavimas, žodžiu, šiukšlės, visą ką. O geras. Tai čia dabar einam, jau čia turbūt jau tie tikrieji Eliziejaus laukai. Nebesuprantam, ten aveniu buvo, ten atgal už mūsų, kur tos prabangios parduotuvės. Va, o čia jau Eliziejaus laukai. Aišku, viskas čia dar žaidynėms paruošta. Prieki matom olimpinį balioną, jeigu taip galim pavadinti. Iš dalies gal ir gerai, ne, kad užtverta viskas, galim savo vidury gatvės vaikščiot atsipūtę. Žmonės eina, aš užstoju vaizdą, kažkas fotkintis nori. Nieka. Ragausim sakės? Kam laipsnių? Ne, čia 13 gal. Jeigu vaitsraukos, tai nieka gera, žinok. Duok man paragauti. Be reikalo išgėti. Gerk. Gerk, Zagerona. Sagers, palauk, duok da. Žinai kas, sakyčiau, parūgus, įpragė sulo. Labai sulos. Iš klainę ir kaip garstyčių indėlis. Iš tokia. Aš jau miestiečiai kaip džiaugiasi, kad pagaliau baigęs tos varžybos. Aišku, kad džiaugiasi. Na, arena. Viską čia dabar tvarko, montuoja, išmontuoja, demontuoja. Olimpiadą. Norėjom, va ten yra fontanai pamatyti, gražus. Ne, tai aptvėrė, kad negalėtum prieiti. Žiūrėjau, ir metro uždarė. Nu jo. Graikų šventyklų stiliumi pastatyta bažnyčia Magdalena. Geras. Tik į vidų leidžia ar ne, nelabai aišku. Koks tu mažas. Leidžia vidų. Čia kita pusė. Va, iš išorės tai taip. Va, čia senas, net restauruotas, o čia baltas, gražus tas pastatas. Geras. Apžiūrėjom bažnyčią įspūdingo dydžio. Dabar lysim į metro ir važiuosime kažkur. Gerai, važiuosim žiūrėti Garnier operos. Va, vieną stotelę pavažiavom, iššokom ir tuoj būsim prie operos. Gerai, tai kur rimtai renovuoja. Eik tu sau. Čia spėjam, einam iš kitos pusės ir... Oho. Vis dar ieškom įėjimo. Bandom eiti į vidų. Tai nam pažiūrėti, kad bilietai. Bet ir jo pats fasadas. Kur čia dabar eiti? Einam. Reikia sukti ar iš tos? Sukti, jo.
Vėl apsauga, vėl tikrina. Visur tikrina. Garnier opera. Didžiausia pasaulyje opera yra būtent čia Paryžiuje. Gerai, kad žmonių nedaug. Ai, čia net nėra. Čia išsiperki iš aparato bilietuką. Parodyk. Amfiteatras. Bet čia neįleidžia. Tas pastatas pastatytas Napoleono III užsakymu. Vienas brangiausių pastatų Paryžiuje. Jeigu teisingai rašo, tai čia jisai dekoruotas ir auksu, ir marmuru. Šitai va, tai marmuriniai. Spėju, va čia viskas auksu dekoruota. Pažiūrėkit, mozaika. O eina speklan. Gerulis. Eik tu sau. Tai čia yra laukiamasis. Einam salės ieškoti. Va, balkoniukai. Čia jau laiptai. Visi fotkinas, grožisi. Nes labai gražu. Oho. Pagrindinė salė. O kiek čia leidžia? Kur čia? Čia labai nedaug leidžia žmonės. Čia net prit neįmanoma. Pagrindinė salė. Šita salė 2000 žmonių talpina. Ar gali būti? Atrodo, tikrai tokia nelabai didelė. Bet tai kiek tų ložių čia nėra labai daug. Pagaliau arčiau prisibrovėm. Lūbas, kad ištapytos. Pasigrožėjom tuo didžiausiu pastatu operos. Judam toliau. Nors vienas sinatas tu nori. Judam toliau. Filmuok. Ėmėsi ir nedainuoju. Paprašysiu, aš turiu svajonę kalėdam. Man reikia to. Tik man ateidžia. Apžiūrėjom operą iš vidaus, o dabar lipsim ant stogo apžiūrėti iš išorės visą pastatą. Jeigu mums pasiseks, tai turėtumėm užlipti va ten į viršų. Galerija Lafayette. Reikia dabar tik įėjimą atrasti. Nu, atėjom į prabangę parduotuvę. Kas kvepalų, kas ko. Nežinau, reikia ieškoti. Kažkur užlipimas turėtų būti. Geras. Kilom ir užkilo mane, neįtikėtina. Terasa nemokamai. Eik tu savo, kaip geras. Va, opera mūsų, kurioj ką tik buvom. Kaip nejauku prie to arteiti, prie stiklo. Fainiai, mažutė ta terasa, bet vis tiek labai gražu. Pažiūrim, kas į tą pusę matosi. Nu ką, einam pastatų pasigrožėti. Čia ką, visi laukia. Ai, čia negalima. Kas čia per eilutę? O jėtus, kaip čia mandriai. O, ar man vaidenas, ar ką tik susibavo? O, žiūrėk, nu. Nu gerai, pasistiprinom šiek tiek. Judam toliau. Judam į Montmartrą. Nu bet ir sekas mums šiandieną, ne? Atėjom, vienas atvažiavo, perėjom į kitą liniją iš karto kitas metro. Geras
Čia toks padėvėtas, net sėstis kažkaip nesinori. Ai, sėsk. Sėdam. Man atrodo, kaip buvę kažkur. Nežinau, dabar vyktų būtų virško. Eikit nedėjavę, kas jums yra. Policija virško. Tu nabėg, užbėg, du kartus pažiūrėsiu. Labai gražus laiptai. O, priejau viršų. Yes. Laiptukai, tai ką aš žinau. Tokie sukti ir labai daug. Metro. Pagaliau išlipom ir tiesiai karuselės. Bet jūs pasižiūrėkit, šiandien yra Liepos kelinta, 16. Pažiūrėk, kiek lapų, ruduo grynas. O, iš karto dvasia tokia monmartiška. Tai dabar einam į funikulierių, kuris kelia į bažnyčią. Rimtai, Paris Duxtore. Nu, bet tai vaikai. Vaikučiai, jūs vaikučiai. Nu. Bet kokie gražus. Čia į vonę, karis, ne? Ne, bet kokie gražus. Oho, kiek daug. Vėl kitaip tam Monmartre. Man čia toks labiau Paryžius. Labiau Prancūzija, gal net nežinau, kažkaip toksai jaukiau gal. Toliau valgysim ledus. Tu ananasinį užsisakei? Na gerai. Niam. Niam. Gerai, o mano bus sūrio pirago. Kaip ledukai, geri, ne? Pardavėjas irgi geras. Pardavėjas irgi fainas. Labai geras. Kai geras, ką tik žiūrkę matėm, bet tokį patsuką. Vakar naktį iš Eifelio grįžtant. Ir nespėjom, ir dabar nespėjom, bet dabar dienos metu, vat. Kai sako, oi, žiūrkę, sako, nesąmonė. Kai tu pamatai, didžiuliosios tokios. Chaosas. Leidžia po keli žmonės, kiti beilės. Ai, matai, tenai bilietas, o čia su pasu. Jau arčiau, kaip sakant, tuo įlipsim. Oksana tai jau būtent viršui užtraksėja. Tikrai neverta laukti, nes keičiau reikia paskutinę lipti, tada bent jau prastipą. Tai mes paskutiniai ir būsim. Mes paskutiniai ir esame. Nu, va, pagaliau atvažiavo funikulierius. Dar reikės vaidai gal biškį pistent iš rankos, kad atsidaugtų. Pagrūsti. Pagrūsim. Aš turbūt atsuksiu kaip banginis. Nukylam pagaliau. Nelabai čia kas matas. Kurva kaip gražu. Pareigūnų nemažai. Nieko nesvada. Nesimato nieko visiškai. Kaip vaizdas. Kaip gražu. Va, bazilika. Va, su gitara eina. Nu, policininkai vaikis, ne vaiką. Panoramos einam žiūrėti. Dieną panoramos dar nematėm, mes tik naktinį Paryžių matėm. 8 euriukai, ne? Panoraminis vaizdas, ja. Tik 292 laiptukai ir mes būsim ant stogo. Vituką paliekam melstis už mum, o mūsų laukia beveik 300 laiptelių. Va. Tik 236 laiptukai. Jie sakė, tu plaka. Pažiūrėkit, kaip išdėrėt laiptai, matai?
Va, 193, 100 laiptukų jau užlipom. Skaičiuoji? Užlipom ant stogą. Tai dar laiptelių mūsų laukia. Na, lipam. 93 laiptelių. Mes jau ant stogo. Ant stogo. Pažiūrėk, ir čia laiptai. Pažiūrėk. Bokštas. Bet mes ten neįsim tikrai. Ne, abejoju. Bet čia toks naujas matas pristatys. Bet žiūrėkit, ant stogo. Betoninis vis. Akmeninis tikliau. Čia sakau, nėra, žinai. Marmuras. O, Renat, ar turi sveikatas dar? Turi. Aš galėčiau Gerulį. Jeigu tu užbėgčiau nekom arba keturom. Pažiūrėkit, va, stogą patirinėsim. Pažiūrėk, Va. kaip atrodo anas rajonėlis. O, geras, ten irgi reiktų nuvaryti. Pažiūrėkit. Eifelis matas. Uždusus visą, ne? Akmenį apsikabinai kaip mane. Negi aš toks šaltas būna. O, va čia kažkas jau būtų, man atrodo, biški. Pasikeikia, ne? Ne, ui, jau. Nesimuši galvą. Joptara. Na, lipat. Limpam. Kaip čia, viskas tokia nukas. Viskas apjodavę. Nu, čia gal gaisrą kokį buvo turėjai. Tai gerumo. Vau, super vaizdas. Ir bokštas. Ir viskas iš akmens. Nemačiau nei vienos medinės detalės, nebent viduj ten suolai kokie mediniai bus. O ką, Oksana, rodė kelią žemyn? Žemyn biški geriau, ne? Visada žemyn. Tai ką, atsargiai būčiau labai slidus. Mes čia patekom. Va ten rašė išėjimas. Čia išėjimas. Čia visi laukia kažkaip. Kas čia? Ai, čia mes atėjom. Jo. O, einam atgal. Einam dabar į vidų bazilikos. Dar vieną pusėm. Liuselė sėdėjai. Tai ko nesimeldžiat? Taip, ir dabar varam į Luvrą. Gerai. Bet dabar į Luvrą yra du būdai. Yra 700 metrų einam į šoną ir metro imam, arba nusileidžiam su funikulieriu, arba laiptais. Laiptais. Ir tada eina patį. Tiek vaizdas tai nerealus. Pasimaivykit ką nors. O! Na kaip? Super. Žiauriai patiko už 8 eurus. Jeigu aš būčiau jūs, man pritrūko jėgų. Ten. Tai va. Nu jo, minia žmonių. Gerai, bandom nusigauti į apačią. Kiek spinučių. Renata. Plasmasė smirdi. Plasmasiukas, adapteris. Gavau dovanų. Į Metropolitaną? Mes čia išlipom. Kydas, ai, geras. Ai, nemerė, į požymis. Kas čia, elektra baigėsi? Ne, toliau važiuojam. Bet čia pirmas, reiškia, jis pats moderniausias bus. Pirma linija atnaujinta.
Jo. Va čia. Matysim viską, nu. Be vairuotojo. Reikia rimti, matai biometriją. Vairuojam, sakyk. Nu. Ir jums sako, įdomu. Nu, kur važiuojat? Oksana, kur čia dabar veži mumų? Kaip iš savo filmo. Oksana, atvairavai? Taip, stoja. Stop. Vaikai apsidžiaugia. Gerai, kur išėjimas? O, kaip čia gera. Visi užkeitę. Luvras. O. Aš jau šlapę visą. Kaip karšta buvo iš tikrųjų. Ko jūs taip plevėsuojat? Muziejai du Louvre. Tu nori pasakyti, kad mes atsiradom požemyje? Mes iš metro patekom tiesiai į Luvrą. Čia tipo mes jau Luvre esam? Nieko ne, negali būti, ne. Taip, tiesiai įėjimas į muziejų. Muziejus Luvras. Išvažiuodami į Paryžių žiūrėjom filmą Da Vinčio kodas. Ir pagal filmą... Tai ten Šventas Gralis yra palaidotas po šitą piramidę, Šventasis Gralis. Ne po šitą. Kažkur ten žemai po šituo ten piramidė. Filmą suprasite. Nu, įdomu iš tikrųjų. Kokios erdvės. Mes čia jau po Luvrą faktiškai vaikštom, ne? Bet mes norėtumėm į viršų išvykti. Tualetai. Matau, kad tualetai yra. Kokios erdvės. Tualetai nemokami. Jo. Einam. Jie mityrėms, Oi, kokie užrašai ant sienos. Lotyniški. Kvapo tai labai arti tulikai. Aha. Bet ten rimtai buvo parašyta tulikai, bet tik ne. Kažkur kylam. Bet mes į gatvę kažkur čia išeisim. Aš nieko nesuprantu. Va, einam čia. Tai ką, Luvras? Jo, čia viską apeiti, tai be šansų turbūt. Bet ten gerai nufilmavo, ne, naktį viens vaikšto, tas naktį. Jo. Vis išvaikė, ne? Nu va, piramidė mūsų. Va, vėl kareivukai patruliuoja. Gerai, tegu tik saugo mum. Žvėjuoja tą patį. Matas? Angliukas, aš žmonės. Tas partai anglis. Tai va, čia yra įėjimas į Luvro muziejų. Mes buvom apačioj, kažkaip ten patekom, patys nesupratom kaip. O čia va visur aplink, pats muziejus, į kurį greičiausiai neįsim. Bet Mona Lisa tai būtų įdomu pamatyti. Ta mažutė Mona Lizutė. Aha, kiek šiukšlių. O, jėtų. Va. Parkytę einam pažiūrėti. Nu, einam. Mažytė. Čia gal iš Lego pastatyta. Trumparkytė. Va šitą tik grinai pagal Napoleono dydį. Aš manau, dar reiks čia sugrįžti, kai biški patiems turėtų apšvietimas neblogas būti.
Žiūrėk, kaip graži arka. Ką čia pozuoji? Jis laikat neugriūtų. Ir aš prilaikysiu. Einam balioną žiūrėti. Dieną ėjom, praėjom, jis kažkur ten pradingo mum. O dabar kažkaip nuo Luvro vėl pasimatė. Žmonės atsipūtė, sėdi savo. Kažką vartoja. Ką jie vartoja? Kaip tu manai, Oksana? Kas? Šampaną? Nu va, vaizdelis į balioną. Bet kadangi olimpiada baigėsi, tai greičiausiai jisai nebepakyla į orą. Pakils per paralimpinės žaidynės. Čia yra Tuileries sodai. Tokie, nežinau, ar čia labai gražu, kaip čia įvertinti. Iki upės, palei upę, ir tada bus Notardamo katedra. Kokie krūmai balti nuo tų dulkių. Pažiūrėk mano batai, kokie. Mano nauji Nu tai pažiūrėk mano basutės. Kokie nauji, pažiūrėk. Tavo tai švarus, Eik, bet va švarūs, mano pažiūrėk visi kokios kampai. kojos. Baisu. Eik tu savo. Galėtų trinkelės išsiklot, nu rimtai, nu. Jo, Paryžius. Štai ir scena. Čia yra Orsay muziejus. Ten daug paveikslų, bet nu, mes tai jau tikrai neįsim. Kas čia vyksta? Čia tiek žmonių plaukia tokiu laiveliu. Kosmosas. Nori dar plaukt? Aš noriu, labai. Nu ką, judam pakrantę link Dievo motinos katedros. Kam eiti muziejų? Mona Lizas. Nu, gražiausia, nu, didelė. Ir eilės nėra nusifotkinti. Gerai, 3 magnetukai už 10 eurų į mūsų kolekciją. Kaip į Šveicariją 1,8 kainuoja. Jo, čia 3 už 10 euriukų. O. Tavo kuprinė? Jo, nu tai kur daugiau. A tokio skėtuko nereikia? Tokio skėtuko. Šoksi? Davai. Davai. Aš filmuoju. Davai? Ne. Davai? Net berniok. Bet kiek žmonių laivais plaukia? Kai koplyčia. Ta smailę galėtų perkelti ant katedros, nereiktų parstatyti. Prieki Dievo motinos katedra atstatinėjama. Va, Dievo motinos katedra, Notardamas. Neblogai atstatyta katedra. Atrodo, kad net nebuvo degusi. Gruodžio mėnesį turėtų atidaryti šitą gražų pastatą. Kažkam pasiseks. Kažkur visai šalia Dievo motinos katedros yra nulinis dienovidinis. Tai bandysiu paieškoti. Va čia kažkur ant grindinio. Bet greičiausiai, kad bus aptverta. Ir aš nieko nepiešiu. Čia gal rėmėjai sudėti, kurie paukojo katedrai po keletą milijonų. Nelabai suprantu. O, bet jinai kokio dydžio ta katedra. Va, čia padaryta tokia kaip scena, pakila, kad galėtumei pasigrožėti Dievo motinos katedrą. Man tie užrašai rimtai iš Adamso šeiminėlės. Helovininė tokie metropolitai. Nu. Tvirta linija, gal automatinė. Lipam, keisim paskui į kažką, paskui dar į kažką. Gerai. Nu ką, namo, į viešbutuką. Kokį įramą atsigauti. Pavargė visi. Normaliai. Oksana žiūri. Tiek žingsnė. Aš tai jau irgi tokia robotiška. 32 200.
Tai normaliai, visai normaliai. 60 km man sveria. O, pasakys, kiek kilometrų. Va, reikia. Va čia rekordas. Internetinė. Virš 20 bus tikrai. 25 km. Vėl keičiam liniją iš 4 į 6 ir jau grįžinėjam link savo viešbutėlio. Jau viskas, paskutinė stotelė. Visi pavargę, išvargę. 26-7 km kažko ir čia nevarė. Laukiam savo lovyčių. Tai va, čia mūsų viešbutis, kaip ir galėtumėm eiti jau miegoti, bet užsimanėm pavalgyti. Kairė dūtininkų. Greitų kėda policijos linija. Nu tai žinai, labai didelė tikimybė susižaloti. Bet ir policija kažkai žiek briedžiai. Va, ir savyračiai. Na ir kaip mūsų picutė, kapričiosa, jokio padažo, tik aliejukas. Jūsų geriau atrodo, kai šiemus alyvą. Tavo, tai su kiaušu. Fui, ta kiaušą išmėsim. Visai skaniai atrodo. O, nesakysiu to žodžio. Fui. Nu, skanaus. Bon apetito. Ne, čia itališkai, nu, prie picos tinka. Nežinau. Nu, viskas, šiandien mūsų klajojimai baigėsi. Programėlė rodo, kad nuėjom apie 30 000 žingsnių. Normaliai. Ką, labanaktis ir iki rytojaus.